Tai treneri, sudėtingos rungtynės jums, kaip jas apibūdintumėt pats? Gerai sakot, sudėtingos rungtynės, taip kad norisi pasveikinti Žalgirį su pelnyta pergalė, jie šiandien buvo geresni, jie šiandien buvo mobilesni. Mes savo ruožtu stengiamės iš tų resursų, ką mes turėjom, surinkti konkurencingą komandą ir vaikinai tikrai atidavė daug pastangų, bet žinot, tų pastangų, ką mes įdėjom ir tas klaidas, kurias padarėm mes prie savo varto, žaidžiant su Žalgiriu, tu negali daryti tokių klaidų, nes tokia komanda kaip Žalgiris tikrai nubaus. Aš neturiu pastabų savo vaikinam apie, sakykim taip, atsidavimą. Aš tik tai nenorėčiau toliau matyti tokios komandos, kada tu praleidai antrą įvartį ir tavo kūno kalba šneka tai, kad netikim tai, kad mes galim pasukti rungtynę savo eigą. Tai va, čia va to net nenorėčiau matyti. Kalbant apie tuos traumuotus žaidėjus, iš jų ten galima vos ne antrą komandą dabar sudaryti pas jūs, ar artėja kažkieno sugrįžimas, ar dar teks versti su tuo, kas yra dabar? Na vėlgi, žinot, tai tie vaikinai, kurie dabar yra traumuoti ir kad sugrįžti reikia laiko. Reikia dar laiko, vieniem reikia daugiau laiko, kitiem reikia mažiau laiko, bet šiaip versimės tų vaikinų, kurie šiuo metu yra sveiki ir kurie yra pasirengę kautis už Šiauliai spalvas. Keršio tas epizodas, raudona kortelė, galima sakyti, kad tai yra jauno žaidėjo skausmingos futbolo augimo pamokos? Iš tikrųjų, taip kaip šiandien sužaidė Kristupas, tai didelė pagarba jam ir būdamas tokio jauno amžiaus, žaisdamas vidurio gynėjo pozicijoje, jisai buvo vienas iš lyderių. Tai, o tas momentas, tai žinot, tai yra su patirtim. Kalbant apie tai, kas dabar laukia, labai intensyvus tvarkaraštis, žaidėjų neturi daug. Kokios yra, nežinau, priemonės tam, kad išeitumėt iš tos sunkios situacijos ir tam, kad gerintumėt savo žaidimą su tai žaidėjas, kuriais turit? Tai yra, žinot, tai yra susitelkimas, tai yra charakterio pobūdis, tai yra tai, kad mes tie, kurie dabar šiuo metu, yra, kaip sakau, gyvi, sveiki, jie turi pavaduoti tuos vaikinus, kurie yra traumuoti. Taip kad, žinot, komandoj būna sunkių epizodų ir žinot, niekada nestokojo Šiauliai charakterių ir niekada nestokojo tai, kad, anksčiau laiko nuleisdavo rankas ir pasiduodavo. Taip kad šitoj vietoj yra galimybė tiem žaidėjim, kurie yra sveiki, parodyti savo vertę šitam klubui ir lojalumą.